Ką čia darote? Taigi eilėraštį rašau. Eilėraštį, jūs. Nu rašau eilėraštį, aš. Tai kom čia stalius atsidarė? Ką nematėt, kai milijonieriai eilėraščius rašo? Poezija yra milijonierius ištinkanti lyga, sėda ir rašo. Taigi Abramovičius ir tas rašo eilėraščius. Kas čia? Trumpas koks nors ten pradėjo tokias poezijas varo, kad Iliadas Odisėjas ten. Mūsų Maironį išvis slėptis nuo tokių dalykų. Išvis visi milijonieriai iš tikrųjų rašo, tik tai, kad bijo, nedrįsta prispažinti. Kodėl? Nu, todėl, kad tradiciškai poezija yra priskiriama kaip varguolių užsiėmimas. Sėdi ten, rašo, skrebena, tamsoj pasislėpę, žvakutę pasistatę, tokią sušalę, visi drebantis. Nu ir ką, ir išleidžia paskui jau knygą. Plonutė, tokia kaip laikraštis, žinai. Ir ką, nu užsidirba jau honorarą 15 litų ir skolas eina atidavinėti, nieko jo daugiau negali. Aš tai tikiu, kad taip ir yra. Tai kad ta poezija toks varguoliškas užsiėmimas. Ir rašo jie ten nesąmonės apie lauką, kelią, pievą, kryžių, medžius, kokius nors debesis, ten dar kitas nesąmonės. Nu, žodžiu, neįdomu net skaityti yra. Ir ten ne visada rimuojasi net. Negi milijonieriams geriau rimuojasi? Nu, principė taip. Taigi milijonieriam čia toks malonumas jau kaip ir laisvalaikio užsiėmimas. O ką tie varguoliai poetai? Tokiam čia krūvinas darbasgi. Aišku, būna ir nesusipratimų. Tasgi mūsų dizaineris, Aleksandras Pogrebnojus. Nu tai ką? Nei milijonierius, nei varguolis. Tai jo eilės tokios neaiškios ta poezija. Matosi, kad šūdas, bet tu ne iki galo. Kaip mūsų ta nauja linija dešrų. Varguolių XXL. Tai ką? Nu, šūdas, aišku, kad šūdas, bet tik tai, kad daug jo ten jau. Didelė paltis tokia. O gal galėtume jūsų eilių paklausyti? Nu tai aišku, klausykit. Kiškis, piškis, skelta lūpis, kas praskėlė kiškiui lūpą, vilkas, pilkas ar barsukas, bebras, lapė, gal ežiukas. Tai kiškienė vargšui kiškiui su keptuve trenkė biški, kiškis šelmis žvairia akis, voveriai pamerkė akį. Bet labiausiai kiškiui pikta, kad ragai pradėjo dygti, nes kiškienė dar prieš tai su janotu darė tai. Va.